Pirmiausia, kas persmelkė pravėrus Danguolės ir Valdo buto duris, tai kvapas. Ne ligonio, kuris lydi daugelį iš lovos nepakylančių žmonių, o gaivos. Pirmąjį įspūdį dar labiau sustiprina šeimininkė šypsena. Nuoširdi ir atvira. Akivaizdu, kad ši graži moteris nevelka jai likimo skirtą kryžių, o gyvena. Ir džiaugiasi galėdama pagelbėti mylimam žmogui. Aš stebiuosi tą žmoną, aš nemačiau, kiek Danguolė ateidavo, tik tai jos būdavo toksai, kad jos skubėjimas namo grįžti, bet visada švelni su šypsena tokia, tai tikrai tai yra pavydėtina žmogaus bruožas tos stiprybės. Pažiūrėkit, kokia jinai akys geros, šiltos, tokia, tikrai nuostabus žmogus. O priežiūra tai labai sunki liga. O priežiūra tai iš tiesų labai sunki ir ta priežiūra, kad sunki ir ją pamatysi visur, ją pamatysi parduotuvėje, ją pamatysi vaistinėje ir jinai suspėja visur, ir kai mes su ją bendravom ir tos naktys, tai jinai tiesiog grįžta į tokias vaiko auginimo naktis, gal ne, tos naktys po 3, po kelis kartus keliamasi, einamasi su juo. O sakykit, prašau, o jūs pasiversti pats galite, ar žmona viską turi pagelbėti? Žmona verčia mane. Aš nuo tiek nejudu. Tai žmona šalia ir miega? Taip. Pasisekė auksinę žmoną turi. Jo. Dėkingas aš jau žmonai labai. Dievulis duoda jėgų. Dėl mylimo žmogaus viską padarys. 30 metų atgyvenę, žinokit, kartu. Nors vis su nauja banga grįžtanti Valdo liga paženklino ne tik jo kūną, bet ir atmintį, pirmąjį susitikimą su Danguole vyras prisimena puikiai. Net prasitarė, kad tuo metu šalia jo buvo kita mergina, kuri nelabai apsidžiaugė, kai sodinęs ją į autobusą palinkėjo gero kelio namo. Kur tokią šaunę radot? Pas brolį per gimtadienį 40 metus jau buvau, o jinai kaimynė buvo. Jinai prižiūrėjo šitą dukrą jo per baliutą. O aš kaip tik iš armijos buvau grįžęs. Ir jau taip pirmą vakarą ir taip krito į akis? Ne pirmą vakarą. Kitą dieną į baseiną ėmė pirtį šitą elektrinį. Ir pirtį nusižiūrėjau aš jau. Paskui neatsimenu toliau, kas ten buvo, kaip toliau vystėsi. Tik žinau, kad rugpjūčio 28 apsižerėm. Ir Danguolė ir Valdas sako, kad per 30 mečius jie nėra nė karto susipykę. Radau savo antrąją pusę, vienbalsiai tvirtina abu sutuoktiniai. Dabar gailiuosi tik vieno, sako Danguolė, kad užauginome vienintelį vaiką. Ir anūkutę kol kas turime tik vieną. Sakydavom, bet kokią progą gandrų linkim, kad atskristų ir atneštų dar vieną vaikelį, o jis sakydavo, jau aš šitą užauginau, vieną kartą mokyklą, jau aš 2 kartus mokyklą baigiau, sakė, jau su vaiku 2 kartą. Nebuvo jis tas, kuris pamokas kartu ruošdavo, bet jam visada rūpėjo, kaip vaikas, ar jis pavalgęs, kodėl jisai serga, kas jam skauda, kodėl jam aukšta temperatūra, jis angina dažnai turėdavo ir sirgdavo. Paskui mokyklos baigimas jis vėl rūpinasi, aukštoji mokykloje Kęstutis mokosi, jam vėl... Jis niekada nebuvo bejingas, kad mama su vaiku ten rūpinasi ir viskas, ir jis nežino, kas čia vyksta. Ne, jis visada kartu. Tai todėl jie tik vieną ir užaugino, nes jam buvo per sunku 2 vaikus auginti. Kęstutis visada buvo apsuptas mylinčių tėvų, todėl ir paties širdis kupina meilės, tvirtina Danguolės brolio žmona ir buvusi jo klasės auklėtoja bei lietuvių kalbos mokytoja. Toks lėtai doras. Kęstutis toks geras užaugo, toks širdies vaikas, toks darbštuolis ir dabar jis niekada tėvelių nepamiršta. Sakykime, jis ten prekes veža, gauna kažko pigiau, mamai atveža. Ten Jolita jau kažką kepia, jau būtinai jau žmona atveš, jau juos vaišina. Labai gera žinot, kad visada vaikai šalia. Jis viską mes, mama veš, bus. Kaune, pavyzdžiui, jis mamą pavaduodavo retkarčiais, kai jis gulėjo po operacijos, nes jo vieno nepalikdavo visiškai. Jam matyt buvo ir baisu, ir panika, ir jiems patiems labai baisu jį buvo palikti. Tai Kęstutis pabūdavo, išleisdavo mamą, jinai čia pravažiuodavo, jeigu reikdavo ką nors čia
pasidaro ir vėl važiuoja tą pačią dieną. Na ir tada mes visi ten važiuodavom aplankyti, dar jis ne viską ir atsimena. Tai ir anūkėlė atsiveždavo ir ta anūkėlė jam didžiausią džiaugsmą teikdavo. Gal pasakojo, kaip Danguolė su paklodė apsižergė ir jį kelia išmokusi. Tai anūkutė pamatė, tik močiutė lipa ant lovos ir jinai bėga ir jinai kelia senelį, kad padėtų pakelti. Tai ir graudu, ir gera. Vat. O Danguolės tas troškimas, kad vyras vaikščiotų, tai yra toks gražus, toks didelis ir toks pasiryšimas, kad aš kitą kartą galvoju, iš kur tiek turi tų dvasinių jėgų, taip norėti, taip nepavargti, nepalūžti ir nenusivilti, nes vis tiek jis ligonis, jam kartais pritrūksta valios, pritrūksta dvasinių jėgų tikėti, kad viskas bus gerai, o jinai neleidžia jam visiškai suabejoti. Labai gaila Valdo, sako Augutė. Per jaunas jis visai pasiligoti. Žmogus galėjo dirbti, žmogus norėjo dirbti ir kažko siekti ir vaikams padėti. O dabar abu įkalinti tarp 4 sienų. Kartu valgo ir miega, kartu verkia ir džiaugiasi. O jinai ne toks žmogus, kuri namie sėdėtų. Jie abudu buvo ne namų žmonės. Jie buvo miško, ežero, laukų žmonės, jiems reikėjo visada kažką veikti. Jiegi kartu būdavo žvejoja. Jie niekada po vieną nežvejoja. Taigi išlaužė vykdavo tokios varžybos žvejų. Tai jie jau daug metų važinėdavo. Danguolė ten yra užėmusi prizinės vietas, apdovanojimus. Ten meisteris apie juos rašo. Ten jinai lydekų daugiausiai ištraukė. Ir jie visada kartu. Dar vienais metais mano vyrą vežėsi, nes jis irgi žvejys. Bet jie jau tokie prisiekė. Paskui ir Kęstutis važiavo su Jolita, su žmona savo. Tai ten, sakau, šeimos hobi yra žvejyba. O dabar jau Danguolė jau viskas, jau jinai atskirta nuo to pasaulio. Pradžioje aną vasarą sako, nors vieną kartą meškerę, kad galėčiau užmesti. Dabar tai jau liga. Ir sakau, eičiau į vaistinę, klausčiau, ar vaistų yra tokių, bet tikriausiai nėra. Labai mėgstam. Mes iš vis labai yra būdų, jau šeštadienis, jeigu oras geras, nuo vaikystės draugus turėjom ir vaikai maži būdavo, tai Rogutės, čia ir ant ledo, ir visur mes, ir šiaip žvejybom. Jinai nemėgs, kaip, nežvejoja. Jinai atsiveža biškį savo darbelio ten buhalterijos padaryti, ką nors. Ne, tai jinai valgy daro, kol aš jau pažvejoju, jau man malonumą tą. Jeigu kokią lydeką pagaunu, tai jinai greit atbėga su lėkšte per galvą, padeda tą lydeką mums numušti. Tai labai smagus, tai visą laiką žinokit mūsų. O dabar tai jau, kai man žinokit, buvo tragedija. Pažiūriu į ežerą, nėra. Ką ilgai aš negaliu, kokią valandą, pusantros, o niekas nenori manęs imti valandai pusantros, nes kadangi išvažiuoju į žvejybą, reikia jau pusdienis geras. Tai va. Lūpdažiui gal gailėčiau pinigų brangesnių, bet šitam tai ne. Ne, tokių visokių. Aš tokių blirgių neturiu, kaip jinai turi. Užsiplepėjus apie žvejybos malonumus, skaudu grįžti prie esminės mūsų viešnagės temos – Valdo ligos. Per 5 metus 3 galvos ir 1 stuburo operacija. Po pirmųjų Danguolė išmokė vyrą vaikščioti. Stosimės ant kojų ir šįkart, karčiai šypteli moteris. Ežeras už lango, lydekos laukia. Kaune, kai jau visai nejudėjo, būdavo pasodinam su ta reabilitologė. Kaip maišas, va taip ir griūna, reikėjo pagalvėm apdėti, tai dar. O taip nei rankos, tai paskui vienos rankos pirštas kažkaip pajudėjo, tai ašaros, kaip pupos, pumti. Tai būdavo per šeštadienį sekmadienį, sako, va, turit išmokti špygutę padaryti. Ir ką, mankštau, aš jam tas rankytės, pakol gaunasi mums tą špygutę. Va taip išvienkim. Ir dabar rytas vakaras mankštinamės. O ką dabar daktarai sako? Kas? Kaip Dievas duos.